atrodo gerai, kad buvo meras Artūras Zuokas čia ir pasirodo, kad jis irgi labai nusiteikęs, žinot, į sveikatos pusę. Ir aš kaip suprantu, jie čia suorganizavo Swami Yogananda atvažiuoti į Lietuvą, čia visus šiek tiek pramokinti, kaip su joga, žinote, kaip ir ką daryti. Ir mums tokia staigmena yra, kad jie sutiko ateiti biškutį pasikalbėti, prisistatyti save ir jie matė, kad čia yra gyvo maisto konferencija, tai jie labai kartu irgi su šitą visą, žinot, mitybą ir šitą gyvenimo būdą, jie žinote, sutinka ir pritaiko. Tai yra Sveiko senėjimo metai. Čia užmiršau, ką man sakė. Pasirodo, kad šiuo laiku pasaulyje yra sveiko senėjimo metai. Ir žinote, kaip matysite šitą Swami Yogananda, jam yra 104 metai. Ir atrodo, kad pavyzdys yra toks, kad nereikia visiems per daug nusiminti, kad galima gyventi iki tokio amžiaus, net ir toliau. Ir ypatingai, kad jo mityba yra panašiai, apie ką mes kalbame. Tai aš norėčiau šiuo laiku pakviesti, kad Swami Yogananda ateitų čia ant scenos. Ir čia galės biški daugiau pristatyti, čia, žinote, tiek organizavo jo atvažiavimą. Labą dieną. Aš tik norėjau pasakyti, kad Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras ir viešoji įstaiga Sveikas miestas, taip pat, žinoma, režisieriaus Sauliaus Varno iniciatyvą pakvietė į Lietuvą šitą puikų žmogų. Jis iš tikrųjų 104 metų amžiaus ir jis kiekvieną dieną parodo mūsų Lietuvos žmonėms puikius pratimus, kaip reikia daryti jogą, kaip reikia maitintis. Ir iš tikrųjų, aš tai nebuvau susijęs niekaip su joga ir žaviuosi, kiekvieną dieną išmokdamas vis daugiau ir daugiau iš jo. Tai duodu mikrofoną jo asistentui. Hello everybody. It's honor for us to be. Mums iš tiesų didžiulė garbė lankytis čia, šioje konferencijoje. Labai dėkojame organizatoriams už galimybę prisistatyti jums visiems. Aš turiu jogos magistro laipsnį ir kartu su savo mokytoju mes stengiamės skleisti informaciją apie jogą. Prieš jūs sėdi Svamis, 104 metų amžiaus. Jis yra gyvas pavyzdys to, ką gali pasiekti žmogus, vartodamas gyvą, natūralų maistą ir praktikuodamas jogą. Praktikuodami jogą mes sakome, kad pagrindinis gyvenimo šaltinis šioje planetoje yra Saulė. Būtent dėl to sanskrito kalba mes naudojame žodį prani, apibūdindami tuos, kas gyvena Saulės šviesoje, turiu omenyje žmonės ir gyvūnus, taip pat ir visus augalus. Be Saulės niekas negalėtų gyventi. Kai mes vartojame augalus kaip maistą, mes iš tiesų gauname tos reikiamos pranos. Ir mūsų kūnai ir mes patys esame tai, ką mes valgome. Jeigu mes valgome sveiką maistą, jeigu mes valgome daržoves, mes irgi esame sveiki. Jeigu mes vartojame seną maistą, netinkamą maistą, tuomet mes sergame. Viskas priklauso nuo mūsų. Swami visuomet sako, valgyk tik tiek, kiek gali suvirškinti.
Ir mes visi puikiausiai žinome, kad tokį maistą kaip daržovės ar augalai mes galime labai greitai suvirškinti. Gal turite kokių klausimų ar norite pasiklausyti svamio kalbos? Svami kalba tik hindų kalba. Aš norėjau paklausti tada pats. I would like to ask Aš turiu klausimą. Swami Ką valgo svamis? yesterday in the morning, daytime and in the evening. Pavyzdžiui, vakar. Ką svamis valgė vakar ryte, vakare, pietums? Okay. आप बोल दीजिए. Can you ask him? Yes. He's saying that Svamis valgo termiškai neapdorotą maistą. Valgo vaisius ir daržovės. Ekologišką maistą. Gal galėtumėte pasakyti, pavyzdžiui, ryte, ką valgote ryte, ką valgėte šį rytą? Ryte svamis geria vandenį. Vandenį su citrina. Tai yra jo pusryčiai, taip pat šiek tiek medaus. Visą tai sumaišo į vandenį, šiek tiek citrinų, šiek tiek medaus ir vandens. normally in India, most of the family Didžioji dalis šeimų Indijoje yra vegetarai. Ir taip maitintis mūsų svamis išmoko iš kitų jogų. Jis matė, kaip jogai praktikuoja, kaip jie maitinasi ir jis išmoko tokios mitybos iš jų. Na ir žinoma, jis tokiu būdu priprato maitintis gyvų, žalių maistų. Ar svamis galėtų mums parodyti kokią nors asaną? Taip, iš tiesų jis galėtų parodyti, koks lankstus jo kūnas ir kiek lankstus žmogus gali išlikti, vartodamas žalią maistą. here in the front side. थोड़ा ही समय है इनके पास में उनका, थोड़ा समय है. He's saying this is the best food. Svamis sako, kad čia yra pats geriausias maistas. Tai tarsi grynas kraujas, kuris teka mūsų venomis. Iranian lady Anne Wigmore Yeah. promoted that the whole world to drink. Yeah. Iš Lietuvos kilusi Ana Wigmore iš tiesų išpopuliarino šias sultis pasaulyje. Normally we think that as much the person Paprastai mes manome, kad žmogui senstant jo kūnas tingsta. Tačiau jei jūs vartosite žalią maistą, jūsų kūnas išliks lankstus ir jūs galėsite užsiimti jogą taip kaip šis svamis. Iš tiesų, toks maistas ir joga yra puikiai suderinami. it is very difficult. Iš tiesų, tokią asaną padaryti yra labai sudėtinga, atrodo labai paprasta, bet tai nėra taip lengva.
Šita asana taip pat nėra paprasta. And this please not try because it can hurt. Tik prašau, nebandykite daryti to paties, nes galite susižeisti. It comes from long practice. Taip galite susivinioti ir išsilankstyti tik tai, jei ilgai praktikuojatės. And now I will show you how much his back is strong. O dabar pamatysite, kokia yra stipri šios vamio nugara. Aš netrukus atsisėsiu jam ant nugaros. My weight is 84 kg and his weight Aš sveriu 84 kg, o mūsų svečias sveria tik tai apie 50, šiek tiek mažiau. normally for Western people to sitting on your feet it is also difficult. Paprastai vakariečiams sunku šitaip atsisėsti. And all his senses, his eyes, he never Visos jo juslės yra labai aštrios, jis puikiai girdi, visi jo dantis yra jo paties, tikri nuosavi dantis, jis puikiai mato, akinių jam nereikia. ठीक है. Okay, thank you very much for giving your time. Ačiū, kad skiriate mums laiko. Thank you very much. Thank you very much. Okay, yes. Gal. Padaryk mes. Thank you very much. Yes, Saturday, this Saturday and Sunday. Ir And he sleep 7 hours and he suggests everyone to have Mūsų svamis
miega 7 valandas per parą ir Svami siūlo visiems miegoti ne mažiau kaip 7 valandas per dieną. Yes. Ir mes iš tikrųjų labai norėtume pakviesti į meistro užsiėmimus šį šeštadienį ir sekmadienį prie Baltojo tilto. Tai bus masinis užsiėmimas. Jis savo iš tikrųjų 100-metį šventė Berlyne darydamas 1000-iniai miniai pratimus. Tai mes iš tikrųjų kviečiam prie šeštadienį sekmadienį 14 val. Prie Baltojo tilto. O jeigu lis lietus, tai visai netoliese Vilniaus pedagoginio universiteto sporto salėje. Tai labai lauksim jūsų. Tai ačiū labai, Svami. Unbelievable. Okay. This is acupressure exercise for health. Šis pratimas iš tiesų yra labai puikus pratimas skirtas palaikyti sveikatai. Gali gyvas maistas. Ką gali jogų gyvas maistas? Now laughing, everyone laugh. O dabar visi juokimės. Tai taip pat labai naudinga sveikatai. Pasijuokim visi. Special gift that we Tai iš tiesų ypatinga dovana, kurią turi žmonės. Tik žmonės gali juoktis. and nowadays we forget this special gift. Nepamirškite, kad tai yra mūsų ypatinga dovana. It is saying thanks to your mother. O štai taip mes dėkojame Not also. savo motinai. Yes, in Saturday and Sunday there is program. Šeštadienį ir sekmadienį bus rengiamas masinės pratybos, masinės jogos pratybos prie Baltojo tilto. Kviečiame. Thank you everybody. Thanks for Ačiū, kad skyrėte mums laiko.